Vytautas Mineral Spa. Atgauk jėgas ir šypseną. Kągi, atidarėm renginį, jis užtruko kiek ilgiau. Specialiai taip suplanavau, kad mažiau man būtų jaudulio pristatant šitą prezentaciją. Juokauju, aišku. Iš ties, galvodamas, ką jums aš noriu papasakoti ir kaip pasirinkti temą, domėjausi, kas man pačiam būtų įdomu, ką aš norėčiau išgirsti ir kokį man, nuo ko aš pradedu, kurdamas renginį, susitikdamas su užsakovais, su klientais. Tai sakau, koks yra pagrindinis jūsų renginio tikslas? Nustebinti. Tai aš suprantu, kad tas wow, toks dalykas yra labiausiai laukiamas, kuriant kiekvieną renginį ir kiekvienas mes jį organizuodamas turim išsikėlę savo šitą tikslą. Ir taip susitikime su kiekvienu klientu tas toks wow lūkestis yra toks stipriai išreikštas, kad supratau, reikia apie tai pasišnekėti. Ir kas tai yra iš tikrųjų, ar tai yra tokia kaip ir liga, ar pandemija, ar virusas, su kuriuo norim mes užsikrėsti, ar gerai juos sirgti, ar reikia jį gydyti, tai apie tai noriu pasišnekėti. Ir net ruošiantis susitikimui paklausinėjau žmonių, kada jūs atėję į renginį pasakote wow. Ir sužinojau labai daug skirtingų versijų, nuo dekoro iki kai išsijungia šviesa, bet išsijungia ne tuo maloniausiu tokiu momentu, kai mes tą suplanuojam, bet kai to mažiausiai tikimės. Tai pakalbėsiu ir apie tai. Ir šią prezentaciją aš dedikuoju visiems einantiems nelengviausių kelių, nes lengviausia kelią nueiti greičiausiai yra, o eiti tuo sunkiausiu keliu tam, kad mes pasiektume daugiau negu patys to tikimės. Kaip nustatyti, kas yra wow? Sirgti negalima gydyti, kur jūs dėtumėt kablelį. Kaip kurti wow efektą, pasidalinsiu aš savo įžvalgomis, kur ir kada jį panaudoti ir kaip įvertinti, ar tai yra wow. Ir gal labai trumpai ir greitai, kas aš esu ir kodėl savo leidžiu kalbėti apie tą wow efektą. Tai esu teatro ir renginių režisierius. Čia šioje salėje beje sėdi mano dėstytojas Audrius Baniūnas. Ačiū Audriu labai už atvykimą. Tai jis mane mokė renginių dramaturgijos ir režisūros. Jis taip pat bus vienas iš pranešėjų. Mano devizas yra nuo utopijos iki realybės. Dažnai šitą tokį būdą naudoju brainstormo technikose, susigalvoti utopiją ir po to ieškoti būdų, kaip paversti ją realybę. Visa mano požiūrį estetikai ir požiūrį į gyvenimą didelį įtaką padarė Danija, taip kaip tie žmonės, dėl ko jie yra laimingi, ir aš visus tuos komponentus laimės recepto stengiuosi integruoti į renginius, kuriuos kuriu. Beje, ir Revolution yra daug svečių iš Danijos, ne veltui. Tai tą laimės formulę vėliau įtvirtinau sukurdamas šeimą, gyvenu Vilniuje su žmona Diana ir 3 vaikais ir turiu renginių agentūrą Rekūrai. O pernai pelnytas tarptautinis agentūros Rekūrai pripažinimas ir gautas specialusis žiūri prizas Amber Prize apdovanojimuose už geriausią renginį Šiaurės šalių renginių organizatorių apdovanojimuose tiesiog įkvėpė daryti dar įdomiau, dar geriau ir padaryti šio renginio rėmose mūsų nacionalinius, ne tik nacionalinius, tarptautinius apdovanojimus, kuriuose visos agentūros galėtų prisistatyti savo geriausiais darbais. Tai pradėjęs nuo renginių agentūros, šiandien esu jau renginių paslaugų grupės Rekūrai vadovas ir šio renginio organizatorius. Ir kas yra renginių paslaugų grupė, tai pagrindinė veikla yra renginių organizavimas, Revolution, renginių industrijos forumas su apdovanojimais, ekspo dalim ir kontaktų vakaru.
Pandemijos antras etapas parodė, kad tie, kas pavargo nuo nuotolinių renginių ir reinvestavo į dovanas, tai atvėrė naują paslaugų sferą ir mes ją vadiname Rebox. Tai yra verslo dovanas ne tik kalėdom, bet ir pačiom įvairiausiom progom. Einšteino įkvėpti žaidimai, tai yra komandos formavimo paketas Albert Games, mūsų bestselleris, laida apie renginius ir jo užkulisius, tinklalaidė Kamantinėjimai. Kviečiu sekti, būti sekėjais, aktyviais dalyviais, siūlinti pašnekovus ir sužinoti, kas vyksta užkulisiuose. Virtualių renginių platforma Reconnect, kurią galime čia pat išsitraukti iš kišenės ir reikalui esant vėl persikelti į didžiulius virtualius vandenynus. Medicinos renginiai šios industrijos atstovam, tai yra sertifikuotos mokslinės konferencijos, vaistų pristatymai, parodos, moksliniai tyrimai. Ir dar vienas projektas Dinner and Theater, tai yra išskirtinė vakarienės patirtis, sužiūrima programa. Visa tai yra renginių paslaugų grupė Rekūrai. Ir mano minėtas renginys, už kurį mes gavome Amber Prize specialų žiūri prizą. Noriu jums jį labai parodyti. Baltic Amadeus dirbo 17. 21. Šiandien pildysis, nors jau rašėte, ne? Kokias 60. šiek tiek daugiau nei 100 dienų. Tai 120 plus minus. 150. 350. 365 beveik. 500 turbūt. 500 spėčiau. Apie 900. 1000. Virš 1000. Virš 1000 dienų. 1800. 2900. Apie 5000. 5000. Labas vakaras. Baltic Amadeus esu. Nes man čia patinka. Man patinka, ką mes darome. Čia aš turiu labai daug galimybių augti ir tobulėti kiekvieną dieną. Mano darbo prasmė tai padėti kitiem. Ačiū, iš ties aš labai didžiuojuosi šito projektu ir komanda, kuri dirbo prie jo, ir labai esu dėkingas Akvilei ir Baltic Amadeus už... Ačiū, Akvilė. Ir Laura, labai smagu jūs abi čia matyti. Iš ties šis laimėjimas atvėrė mums duris į dar platesnius vandenis ir turime dabar bendradarbiavimo projektų su tarptautiniam renginių agentūrom ir tarptautiniais klientais ne tik Lietuvoje. Kiekvienas renginys prasideda nuo briefo, kaip ir šis. Ne? Ir kaip minėjau, aš pirmiausia užduodu klausimą, koks yra renginio tikslas. Ir dažniausias yra atsakymas nustebinti. Šiaip jeigu jūs dabar pagalvotumėt, kokį jūs suformuojate tikslą, arba jums užsakovas kokį suformuojate, tai turbūt neretai prasideda nuo vietos paieškos ir daugelis prašo pasiūlykit vietą, kurioje mes dar nesam buvę. Ir ten buvom, ir ten, ir ten, ir ten, ir ten. Ir yra tas toksai pas lietuvius noras vis išbandyti kažką naujo. Ne tai, kas jau yra išbandyta, kur infrastruktūra yra pritaikyta, patogi, išbandyta ir jau ieškoti joje naujų sprendimų, naujų tų wow efektų, bet ne būtinai eiti ieškoti naujos vietos. Ir
Aš šitoj vietoje prisimenu vis savo kolegos Luko Danilevičiaus tokią irgi reakciją. Ar jūs, kai grįžtate namo, kiekvieną kartą irgi vis tikitės to wow efekto ir kad tai bus nauja erdvė? Ne, vis dėlto ne visada nauja vieta turėtų būti pagrindinis tikslas. Be abejo, smagu, kai mes galime atrasti ir išnaudoti naujas netikėtas erdves, bet ne kiekvienais metais atsiranda jų naujų, į kurias mes galime nuvažiuoti ir neretai tai priklauso nuo mūsų dydžio renginio, ne? Kuo jis yra didesnis, kuo daugiau dalyvių, tuo sunkiau tą naują erdvę rasti. Bet nepaisant to, ieškodami naujų erdvių, žaiskite ir su masteliu. Pažiūrėkite, ką kiekvienoj toj erdvėj naujoj ar senoj galima padaryti kitaip žaidžiant su masteliais. Ir ieškokite tų erdvių naujo panaudojimo būdo. Ieškokite įkvėpimo kino filmuose ir pabandykite tas idėjas perkelti į savo renginį. Pagalvoti, kaip tą utopinį vaizdą, kurį pavyko sukurti, nes tai yra filmavimo aikštelė, kaip jį paversti realybę. Ir apie tai, kaip aš kuriu wow efektus, pasidalinsiu. Tai mano didelis labai įkvėpėjas yra Marius Raustys. Su juo aš pažįstamas jau daug metų. Jis pradėjo nuo paprasto asistento renginių industrijai, dirbdamas su rekūrais. Vėliau jis tęsė karjerą ir studijavo Danijoje. Ir dabar dirba Red Bullyje ir neretai mane įkvepia ir papasako, kaip Red Bullis generuoja ir brainstormina idėjas, kurdamas naujo formato renginius, tuos, kurie traukia visus, tiek atletus, tiek televizijos kanalus, tiek žiūrovus. Tai aš tikiuosi, kad Marius, labai džiaugiuosi, kad atvyko dabar jis gyvena Austrijoje, atvyko į mūsų renginį, labai linkiu nepraleisti jo pranešimo, tikiuosi, kad ir su jumis pasidalins, kokias tas technikas naudoja Red Bull. Pabandykite dirbti ne tik keisdami, ieškodami naujų lokacijų, bet ir keisdami, keliaudami per laiko skalę. Jeigu esate įpratę savo renginį turėti įprastų visiems formatu, ne? Konferencija 10, vakarinis renginys nuo 7, pagalvokite, kas atsitiks, jeigu jūs tą renginį tiesiog perkelsit į kitą laiko plotmę. Pradėsite jį nuo 5 ryto. Ir tai jums yra pavyzdys, kaip galima pradėti renginį su raudonu kilimu, 5 ryto ir su opera. Keiskite aplinkybės, pagalvokit, kaip atrodytų jūsų renginys, kai nieko nematote, kai nieko negirdite, arba kai negalite kalbėti. Įveskite save ir renginio dalyvius į kitokias aplinkybės tam, kad sukurti naujas patirtis ir išgauti tą naują wow efektą. Arba kaip viskas vyksta ne sausumoje, o vandenyje, arba sniego burbule. Arba pasitelkite to renginio kūrimui aukščiausio lygio menininkus ir atlikėjus. Kai aš pradėjau integruoti į renginius šiuolaikinio šokio šokėjus, muzikantus, kurie nepriklauso pop scenai, o yra menininkai ar dailininkai ar įvairių performansų autoriai, aš pastebėjau, kad tai daro didžiulį naują įspūdį renginio žiūrovam. Taip kad domėkitės, kas yra šalyje geriausi, pasidomėkit galimybėm atsivežti iš kaimyninių šalių. Dirbkite su talentais, jie tikrai jums sukurs wow efektą. Andrius Stasiulis, jis beje yra ir čia, sveikinu Andriau gavus auksinį scenos kryžių, dirbkite ir su Andrium Stasiuliu ir tikrai tai yra kelias į dar vieną wow efektą. Kaip aš jau minėjau, prieš ruošdamasis šitai prezentacijai aš užklausiau draugų ir tiesiog sekėjų socialiniuose tinkluose, kada jums įvyksta tas wow efektas, kada jūs renginį pasakote wow. Tai Petras Lisauskas, šokėjas,
sako, žinai, man vienam renginį dingo elektra ir aš turėjau 45 minutės vesti renginį be elektros, tai reiškia be apšvietimo, be mikrofono ir 1000 žmonių ir jis juos suvaldė, pravesdamas garsiausio rėkimo, šaukimo konkursų, prisigalvojo ten visokių, aišku, jis vertėsi, sukosi iš situacijos, bet jeigu jūs tai paverstumėt ne vertimus iš situacijos, o surežisuotų ir suplanuotų dalykų. Išjungkite šviesą tada, kai to mažiausiai tikėsis jūsų svečiai. Žodžiu, apverskite tas aplinkybės aukštinkojom. Tai, kas jūs pastumė į diskomforto būseną, pagalvokite, kaip jūs renginį galėtumėte tai paversti netikėtumu, nauja malonė patirtim. Padarykite tiesiog, kad jis taptų wow efektų jūsų svečiam. Investuokite į dekorą ir aš džiaugiuosi, kad ir šio renginio rėmose mes turime 6 kūrėjus, kurie pristato savo stalo dekoro interpretaciją. Nueikite prie 5-1 salės, ten yra padekoruoti 6 stalai ir rytoj sužinosime, kuris bus pripažintas pačiu gražiausiu. Tas pirmas įspūdis įėjus daugelį irgi apklausos respondentų pasakė, kad pirmas įspūdis įėjus jiems yra labai svarbu. Tai tą labai gerą sukurti investuojant į dekorą. Arba pasisemkite įkvėpimo iš Juliaus, kuris atvyko iš Kopenhagos, jis turi nuostabią Tabliau gėlių studiją. Kai viešėsite Kopenhagoje, būtinai užeikite mano maršrute, tai kiekvieną kartą, kai aš vykstu, būtinai ten turiu nueiti, nuolat keičiasi parodos, įvairūs performansai, jie yra atviri, sekite taip pat Instagrame ir eikite į tuos renginius, pažinsite, ten renkasi daug įdomių žmonių, ten tiesiog galerija gėlių ir meno kūrinių. Aišku, skaitykite knygas, naudokite įvairias brainstormų technikas ir domėkitės, klauskite, jeigu nespėjate apsilankyti visuose renginiuose, tai domėkitės, ką kiti mato, kokie nauji atlikėjai ar talentai juose koncertuoja. Kaip ir man naujų atradimų tapo Žygimantas Gudelis Gon. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jis atidarė šį renginį ir aš tikiuosi, kad ir jums padarė didelį įspūdį kaip ir man. Ir aš manau, kad puikus būdas atidaryti renginius arba jį integruoti į kitus sprendimus, ar tai būtų apdovanojimai, ar kitas netikėtas wow efektas miške, nebūtinai salėje. Na, žodžiu, daug būdų, kaip panaudoti talentus, mes jų tikrai turime. Ačiū dar kartą tau, Žygimantai. Eksperimentuokite, formuokite smalsią komandą, verskite juos domėtis, nevirti savo sultyse, bet eiti į pristatymus, į naujus renginius, kviestis atlikėjus ar kūrėjus pas save į svečius, brainstorminti, daryti išorinius tokius brainstormus, ne tik vidinės komandos, bet ir su skirtingų sričių specialistais. Nebūtinai jie turi dirbti renginių industrijoje, jie gali būti ir šaltkalviai ar santechnikai, su jais irgi galima sukurti daug įdomių dalykų. Formuodami smalsią komandą, jūs galite ją paskatinti kiekvieną savaitę visi nešti, įmesti į idėjų dėžutę po naują idėją ir jūs ją brainstormo metu galite pagvildenti, ką galima iš to padaryti. Kad ir tai būtų bet kokia nesąmonė, o smagiausia yra, kai iš nesąmonės jūs paverčiat naują nuostabų dalyką ir jis tampa wow. Visko nespėjau galbūt pasidalinti, bet aš tikrai užaugau iki to momento, kada nustojau viską slėpti ir laikyti savyje ir bijoti, kad tas idėjas kažkas tai pasigvelbs ar panaudos. Buvo tas etapas. Apskritai mes renginių organizatoriai bijom būti apvogti. Čia aš manau, kad yra pas mus atėję iš dar to tokio tarybinio laiko, kai mes buvome užspausti, mes ar mūsų tėvai turėjome 5 rūšių sekcijas ir šviestuvus. Ir po to, kai tapom nepriklausomi, visi dizaineriai ir kūrėjai arba pirkėjai norėjo kažko unikalaus, kad tik nebūtų taip kaip pas kaimyną. Ne?
Ir vietoj to, kad tie kūrėjai ir dizaineriai savo sukurtą gražų daiktą, ar tai būtų stiklinė, ar papuošalas, ar dekoracija, ar rūbas, vietoj to, kad eitų į gamyklas, tiražuotų ir kad tas daiktas būtų prieinamas visiems, jie labai bijojo su savo idėja ir konceptu eiti į gamyklas ir tiražuoti savo kūrybos sprendimus, bijodami, kad, nes nudegė, aišku, iš patirties, tas idėjas kažkas pasivogė, pakeičia pavadinimą, spalvą, šiek tiek formą ir kepa kaip blynus. Esu ir aš nudegęs, ne viską užpatentavau, nes tikrai galvau, kad viskas yra sąžininga. Ne viskas, bet nepaisant to, patirtis užgrūdina ir tų idėjų savo galvoje turiu tiek daug, kad jeigu ir kas pasims, pasiskolins, ar tai taps kito renginio įkvėpimu, aš nepergyvenu, nes idėjos įliejasi laisvai, kad tik užtektų laiko jas visas realizuoti ir su visomis jomis pasidalinti. Taip ir jums linkiu jų neslėpti, viešinti, didžiuotis projektais, kuriuos jūs įgyvendinate. Klientams siūlau irgi neslėpti ir neretai irgi, kai pitchinamos agentūros yra, vis tiek mums yra svarbu išsigryninti, kokia patirtis yra, ką jūs turėjote, kur buvote, kas pasiteisino, kas ne, su kuo dirbate. Labai dažnai tai yra nutylima ir įspraudžiama į tai, kad tai yra paslaptis. Kokia čia paslaptis? Ne paslaptis. Ar jums gėda pasakyti, su kuo jūs dirbate? Jūs dirbkite taip, kad jūs galėtumėte didžiuotis savo partneriais ir padėkite skleisti tą žinią, skleiskite apie save, ką jūs gražaus ir įdomaus darote. Ir mes turime būti vieni kitiem įdomus, naudingi, dirbti tuo vidin principu. Esame maža šalis, visa mūsų vertybė yra žmonės, kūrėjai, leiskite jiem atsiskleisti ir suteikime jiems sceną. Ir nuo to mūsų visa renginių industrija tik laimės. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad leidžiu naujienlaiškį ir dalinsiuos ir įgyvendintais projektais, ir naujom idėjom, ir konceptais, tai kviečiu prenumeruoti Rekūrų puslapyje ir aplankykite mus stende, Expo zonoje, supažinkite su kolegom. Ir ačiū Jums labai uždėmesi, sekite mane ir socialiniuose tinkluose. Palikau Jums laiko, kad Jūs galėtumėt iki 11 valandos, kuomet mes persikelsime jau į 3 sales ir bandysime pagauti tai, kas kiekvienam yra įdomiausia, kad Jūs galėtumėt pasivaikščioti, pasifotografuoti, skleisti žinią apie šį renginį, pakviesti tuos, kurie dar nespėjo ateiti arba pagalvojo, kad galbūt čia ne jiems yra. Tai gero Jums laiko, scenoje dar susitiksim, dalyvausiu diskusijai, nebijokite prieiti, pakalbinti, jeigu kas įdomu, klauskite, aš esu atviras ir gero laiko.